Jiem daugiau. Kas čia dabar? Kas čia dabar? Tai jeigu dar kartą tokį dalyką pamatysiu, tai tu žinai, ar susipažinsi su kita mano pusė. Aš tau iš karto sakau. Supratai? Palauk. Alina, būk gera, aš noriu ramybės, noriu pabūti viena. Sorry. Parina, gali būti ramus. Iš manęs pavydą nesulauksi. Gali pasitraukti ir negali. Galiu, o tai įsivaizduoju, mes mylimės jau. Tu gali užčiauti vieną kartą ir negali. Žinau, kad dėl manęs lydaisi. Kas čia vyksta 7 ryto, tuti? Aš dar dainuosiu. Nedainuosi. Ką, dainuosi tu? Jokiai žmonės. Ką baig apsirvyti? Man reikia treniruotis, nu. Tutis kartais vapšė kaušas. Bet šiaip aš galvoju, jeigu gali nedainuot, tai nedainuok. Aš būsiu šlagerio dainininkas. Žvaigždė. Kokio šlagerio? Ant kokio tu čia dabar menininko užlipai? Ant kokio menininko užlipai? Visas laukas žino, kad pas tave per pirmą gimtadienį dramblys užlipo nausės. Kas čia pastatyti per silpnavartysės priepuoliai? Ot šlagerių karalius atsirado. Cicinas numirtų iš juoko kartu su Povilaičiu. Aš būsiu kaip Steponas. Steponas, jisai mano viršininkas, jisai yra žvaigždė. Jisai šlagerio žvaigždė. Pasakyk. Ką atsik, pasidėk babkių, pasidėk mergų, aš pas mane irgi tie bus, ir babkių, ir mergų, ir visko. Tu neišmaldau, nutil, Vaikėjau lenda. Teisingai, tu tutis labai daug babkių pasidarys. Jonai, primokės, kad užsičiauptų. Tutis gyvena savo iliuzijų susikartume pasaulyje. Ot šlagerių karalius atsirado, Cicina, klausyk. Nuo tokios muzikos uždegimą galima sugauti. Per vieną dieną. Iš viso jis lūšia, nieko nesuprantu. Nu, aš savo skambai tu strensiu. Čia tik Išstudijuotusi teatro. Ką? Tuti, gal tu rimtai pereik prie repo ar dar ką nors? Gerai, Mimo, aš dar dainuosiu. Aš visą naktį negalėjau užmigti. Man pastoviai galvoje skambėjo šlageriai. Jie turėjo kažkada tai prasiveršti. Jeigu sriuba pusryčiam, tai vakarieniai ką, varškę valgysi? Tortą gal valgysiu, nežinau. Kokį? Imperatorišką tą kažkokį. Kalbant Katerinos. apie imperatorės. Pastebėjai, kad su Laura kažkas keisto? Jo, pastebėjau. Ir nesuprantu, kam reikalas. O tu su ja kalbėjai? Ne, nesikalba, nesako. Su manim irgi nesikalba. Nežinau, gal reikės pačiam nueit paklausti. Taigi Laura žino, kad su manim gali apie viską šnekėtis. Tai, kas ten tokio atsitiko, kad šį kartą tyla? Bet net man jinai nesako. Šiaip, kai būna net žiauriai blogai, jinai sako. Kalba, o dabar nieko, tyla ir įtampa. Tai pakalbėsime. Labas rytas. Pusryčiavot? Laura, tau pastaruoju metu viskas gerai? Nieko neatsitiko kažko, ko mum nesakai, nes panašu, kad kažkas... Ne, vakar buvau tik šiek tiek pasimetus, bet nieko daugiau, viskas gerai. Nes kažkaip gąsdinimus šiek tiek. Jo, pasirodė, kad kažkas atsitiko blogo, tai žinai. Eikit, juk žinot, kad mėgstu perdėt. Okay.
Aš visiškai nenoriu įkirėti visiems su savo problemom. Taip, vakar pasirodė mano brolis Saulius. Jo nemačiau 4 metus, bet taip pat nemačiau visos šeimos 4 metus. Bet čia yra tik mano reikalas. Bet pas mus visada gali ateiti pasikalbėti. Nu, bent pas mane jau. Žinau. Pas mane irgi. Ok? Žinau. Bet kada galėsim? Bet man nereikia nieko šnekėti. Viskas gerai. O šitą... Kur jogurtas? Šaldytuvė? Vakar Laura buvo visiškai sugniuždyta, o šiandien jau apsimeta, kad viskas tobula, viskas gerai. Tik nežinau, kur jogurtas padėtas. Nežinau, kas Laura yra atsitikę. Bet apsimetinėti, lyg tais vakar nieko nebūtų buvę, kažkaip atrodo, jai netinka. Šį rytą kažkoks biškį parkį paėmus mane. Bet žinau, kas man tonusą pakelia. Ne? Ne, žinau, kad šiaip, nu, atrodo, žinau. Privalai mane padėti, tu man Bahūras, prašau, valinį Tu turi mane išmokti. Ką tai darai? Nu, tai what the fuck, nu? Kas jam darosi? Viskas gerai. Dar kelias minutės ir mes jau viską būtume pradėję. O tada tas vaizdas tutis man stovėtų galvoj visą gyvenimą. Mane Jonas užparino, žinau, kad aš puikiai mokėjau dainuoti, dabar viskas dingo. Tu paklausyk, aš šiaip moku dainuoti, bet man reikia tavo patarimų. Tu privalai uždaryti mane pirtyje, tėvelį, ir laikyti, amžinai. Čiuakas, varyk. Tu matai, kaip aš moku, nu. Aš suprantu, kad mano balsas yra nuostabus, bet tas pazulinimas jo tikrai nepakenks. Galų gal aš noriu tapti profu. Ieva, prašau, man reikia tavo patarimų. Man reikia kad aš stygėlę savo nuslifuočiau. Aš nušlifuosiu. Ieva, prašau, man reikia tavo pagalbos. Gerai, tai žiūrėk, jeigu aš tau pažadu, kad aš tave išmokinsiu dainuot, ar tu eisi iš čia? Eisiu. Nu tai reikia iš čia. Padėsi man? Nu pažadu, jau padėsiu. Gerai, bet tau gražaus ryto. O tau gražaus ryto su šuniu. Ačiū. Aš tiesiog norėjau, kad tutis dingtų iš kambario. Realiai dėl to ir pažadėjau, kad pamokinsiu jį dainuoti, bet, man atrodo, kad čia yra beviltiškas gan variantas. Aišku, yra kažkas pasakęs, kad klausos galima išmokinti, tai gal ir mums pavyks. O dabar į sceną tutis. Tai taip seksualu. O, Jezu. Tėvelis, bet gal tęsim ką? Nežinau, man tas jau tėvelis išmušė visus norus. Aš irgi išmušiau. Naughty day, baby. Tai ką, labas rytas? Labas rytas. Labas. Wow, net rytais išsilygini savo gražius mašinėlius? Gerai, nesikabinėk man pačiu rytą. Iš kur toks įžilumas? Ir dar vakar buvau tokia kvaila, kad vos ją nepabučiavau. Bet tikrai galiu užtikrinti, tai nepasikartos. Viskas susigrobus, karočią. Klausyk. Gali laikytis atstumo. Sapnuoja irgi tokius karštus sapnus kaip ir aš? Nepradėk nesąmonę, gerai? Man patinka, kai moteris laužasi, o Živilė suteikia man daug malonumo. Įdomu, kiek dar ginsis nuo manęs. Ačiū. Žiūrėk, Ieva. Aš žinau, kad nevalgai, bet aš tau nuimsiu nesydas visus. Gerai? Kaip miela, ačiū. Paunas. Patys geriausi pusryčiai. Patys geriausi. Labas rytas. Kokia nedraugiška, klausyk, arčiau gal atsisėsi, neatsisėsi? Man gerai čia. Jai gerai ten. O man gerai, kad tu tokia graži blemba. Man tiesiog vemti verčia žiūrint į Živilę. Visą rytą jau taip maivosi ir taip matosi, kaip jinai nori prisigredinti prie Leo. Bet ką aš jai galiu pasakyti? Sorry, mažytė, nieko nebus, užimtas jau. Ką? Ne, negadinsiu grožio su savo veidu. Ei, kaip miegoji šią naktį? Sienos čia taip plonas visai girdėjau. Taip gerai mėgojau, kad net dingo apetitas iš tikrųjų. Oi. Apie kokį jinai čia apetitą kalba? Man atrodo, kad jinai kažko tai kito neturi, bet labai nori. O, kažkokia... Eina nusiplauti savo blogos nuotaikos. Ir nuoskaudų.
Ir nešvankių minčių. A ne? Įtampa. Aš manau, kad reikėtų biškį nuslopinti. O dabar mėsytis. Kau batonas. Aš nesileisiu, kad Leo mane žemintų. Mieliausiai papasakočiau Ievai, koks jis iš tikrųjų tipas yra. Bet juk jinai manim netiki, nei vienu mano žodžiu, jis ją tiesiog užvaldęs yra. Klausyk, tu dar ilgai čia ar ne? Jos, reikia pasidėlas. Nu, ko tu čia dabar pikta? Ai, čia dėl to, kad Leo negali ar neturėti. O, tu Ieva, nepradėjo, gerai, nepradėjo. Ko čia nepradėt? Nu, tai jeigu nenori Leo, tai ko čia pustaisi, ką? Ko čia valandą? Paprasčiausiai tvarkausi iš ryto, klausyk, aš nieko nenoriu čia jokiam įspūdžio niekam padaryti. Ką tu čia pradedi, nesąmonė? Nes aš nesuprantu, kaip ir prie pusryčių stalo irgi labai nervuota buvai. Tai jeigu nekalta, tai ko nervinėsi, ką? Ko tyli? Ai, tiesa, akis bada, ar ne? Ieva mane jau erzina su savo to apgailėtiniu tauškėjimu apie nieką. Degulinai savo vaikiną kontroliuoja, o mane palieka ramybei. Nebegaliu klausyti. Ieva, prašau, užeik ir vieną kartą įsikalk savo į galvą. Man Leo neįdomus, prašau, o ne tavo. Ačiū, labai, labai. Labai džiaugiuosi, jeigu neįdomus. Tik tai nepamiršk prasiplauti ausų, nes aš tau daugiau nekartosiu. Man Leo neįdomus, supratai? Ausis išsiplauk. Nu, Živilė, tokia išsiviepus, taigi jaučiasi, kad pavydė, nu, ką jinai bando apgauti. Bet, nu, jai tiesiog reikėtų susitaikyti, kad Leo jinai negaus ir tiek. Ieva net nenutuokia, kas vyksta jai už nugaros, bet jeigu jinai nori būti nelaiminga, tai tegul ir kabinėjasi toliau. Tada jau ir aš netilėsiu. Labas, Laura. Pamačiau Saulių prie namų durų, aš nesupratau, sustingau, nebežinau, kaip elgtis. Aš negrįšiu namo, iš kur jis iš vis žino, kur aš gyvenu. Palauk, sorry, praeitą kartą pasikarčiau. Palauk, prašau, pakalbėk. Aš tau pasakiau, kad aš niekur nevažiuosiu, viskas atstok. Bet Laura, mes tavęs laukiam, 4 metus tu nesakai nieko žinios. Mama 4 metus aš jau čia susikūriau savo gyvenimą ir aš čia gyvenu, pamirškit ir tu eikit, kuo toliau. Bet tu supranti, klausyk. Jį rūpin, laukia iš tavęs bent žinutės. Palauk minutė. Aš noriu to paaiškinti. Geras, išeik. Nenoriu. Aš noriu, kad tu važiuotum kartu. Nes mama yra sunku. Jį lauk. Supranti? Jai blogai. Aš nevažiuosiu. Jai yra blogai. Tau visai nerūpi? Rūpi, aišku, rūpi man. Bet aš nevažiuosiu, aš negaliu. Mama yra negerai. Jį vaikšto pusę metų pas daktarus. Taigi ne manęs blogai. Dėl tavęs. Jai nervai, stresas. Daktarai nežino, kas jai yra. Jai su širdim negerai. Jie alpsta visą laiką. Prašau, važiuojam kartu su manim. Dabar. Aš tikrai negaliu grįžti ir negrįšiu. 4 metai praėjo. Mano gyvenimas dabar čia. Aš visai nesuprantu. Laura pasikeitė. Išvažiavo, paliko mus likimo valiai. Aš turiu ją pasimti kartu iš čia. Išvažiuosi. Jūs, Kebra, negalit temperatūrą susijungti, be manęs nieko padaryti negalit. Tai dabar turiu važiuoti. Nu gerai, Gerai, būsiu. Nu čia triš. O ką tu čia? Taigi šiandien nedirbam. Taigi žinau, šiandien tau tūsas, šiandien tau muzonas, koncas. Aš labai norėčiau važiuoti kartu, norėčiau pamatyti tos užkulisius. Prašau. Čia be tavęs, Kebra, nesutvarko, turiu važiuoti, dar čia tu man ant galvos lipi. Tai gal galėčiau aš tada nors hibrytę apšildyti, o paskui po manęs tau reikėtų tik ją užkariauti. Tebe, kažkas tai atsitiko, kažkas tave paliko. Net tau Martynai mėlynas dangus. Aš gimęs šou biznį, galų galę suradau tau užsiėmimą, kuris džiugina mano širdį. Ir dar galiu įsikalt babkių, tai mano likimas. Kaip tau? Klip. Vien balso neužtenka, iki žvaigždės dar toli. Nors gal kada ateiti ir kažką galima pabandyti.
Negaliugi kiekvieno balvono leisti į sceną. Žmonėsgi sumokėjo pinigus ir tikisi gero šou. O tai tada nors aš galėčiau kažkokias nors dėžės panešioti, hebrytėj padėti ar ten kabelius sujungti. Nu gerai, važiuot, bet šiandien atlygio jokio nebus. Aš man tas tinka. Aš žiauriai jaudinuosi, pagaliau pamatysiu, kaip vyksta užkulisiai. Aš sugersiu viską kaip kempinė. Nevažiuosiu, aš blemą iškviesiu policiją. Akirdai, atiduok telefoną. Pasimsiu numerį. Atiduok telefoną. Duosiu. Palauk sekundėlę. Klausyk, jeigu tu pati nenori važiuoti, aš surasiu tave ir išsivešiu. Atiduok. Laura! Tik čia, važiuoju! Traukis nuo manęs! Kas čia vyksta? O! Laura, kas čia tipas? Palauk, Laura, važiuojam! Aš buvau viršų prie būtų durų, kai išgirdau pačioj Lauros balsą. Pamaniau, kad tikrai jai reikalinga pagalba ir sureagavau dėl to. Laura! Laura, tu čia kas čia tas tipas? Laura! Štai kas dabar bus, dabar visa šeima žino, kur aš gyvenu. Man tikrai įdomu, kas ten atsitiko pačioj. Nes iš veiksmų matyti, kad Laura pažįstama su tuo tipu. Bet aš neklausiu jos, nelysiu ją į dušą. Norėsiu, jinai pati pasakys, kai tam bus laikas. Kas buvo? Blemba, tu įsivaizduoji. Tipas kažkoks tai laukia prekybo prie jos, įsivaizduoji. Koks? Nieko nepadarė. Nesužydė. Kas nutiko? Koks tipas? Labas, kas čia? Kažkas prikibo prie Lauros. Teko skirti, nu. Gal prieš policijai užpuolė? Aš nebegaliu daugiau to išgyventi, aš noriu, kad mane pagaliau paliktų ramybei. Nereikia jokios policijos, tas brolis mano Saulis. Brolis tavo? Tai kas su to broliu? Kaip suprast? Lauros brolis? Aš iš vis nežinau, kad jinai turi brolį. Visa apsiverkus grįžo, jis ką ten marozas koks? Aš vos nenugriuvau, kai pamačiau Laurą tokią grįžusią. Aš nesuprantu, nu kaip taip galima elgtis su savo seserim, kas tas per brolis debilas? Aš nutraukiau ryšius, aš su šeima prieš 4 metus ir dabar jis mane susirado ir nori parsivežti. Laura jau pilnametė. Čia ne tie laikai, kad brolelis atjojo ir susėmė sesutę namo. Aš ilgus metus apie tai nekalbėjau ir aš turiu savų priežasčių, kodėl. O tai kodėl, ko jis lindo prie tavęs, tu matai kažkaip? Neklausinėkit. Lindo, atsiskyriau ir klausyk, Laura. Pabūk gal vieną dabar. Tau reikia dabar pabūk su. Eik apsirimink į kambarį. O tai nesužydys, nieko nepadarė, viskas veikia. Ne, nu. Aš žinau, kad nori visi man padėti, bet jie paprasčiausiai negali. O tai jis aukštas, jis lieka. Nesisvarkys. Jeigu reiks, mes padėsim. Tai blemba, reikia kažką padėti, reikia galvą sudaužyti, niekas blemba lenda. Ramiai. Gabrieliu, davai, gal tau tiktų dabar ramanėlio arbatą kaip tik. Tokia situacija. Nesnervuok irgi. Jeigu Laurai reiks pagalbas, jinai tikrai kreipsis į mus. Ir jinai nėra maža mergaitė. Jinai geriau žino, kaip elgtis su savo šeima. Kodėl man Laura nieko nepasakoja? Mane jau pradeda užknisti tas jos laužimas. Mes visi neturim supratimo, kas vyksta Lauro šeimoje. Mes bandom jos paklausti, jinai užsisklendžia. Nu niekaip neišeina pralaužti ledų. Šitą prošikus gale pasuk biškį dešinę. Super. Šitą raudoną smestel. Okei. Čia ką pažiūrim šitą mikrofą. Čia. Žemą biškį damės. Dar truputį. O, okei, super. Čia tikrasis mano gyvenimas. Pirmyn į sceną. Kas čia vyksta? Kur tu čia įsijauti? Atsiprašau, aš susijaudinau. Ko tu čia jaudinės? Ne dabar laikas, čia jaudinės. Kaip privaičiai šau biznį, a? Darai tai, kas patinka ir viskas gaunasi gerai. Neturiu aš dabar kada bazarit. Vakarė pasirodymą pasimato. Aš einu kartu. Kur kartu? Tik tai rėm tik tai. Tudis neblogas vaikis, bet kartais labai gali sunervinti.
Wow, aš įsivaizdavau 1000 fanų ir jie visi daro tai, ką aš pasakau. Fantastika. Aš suprantu, kad labai skubi namo, bet Leo ten, žinok, nėra. Oi, Ką tu čia? Iš kur žinai, kur gyvenu? Oho, kaip maloniai tu čia. O dabar norėčiau dar vieną šlageriuką jums padainuoti, bet tu į sceną noriu pasikviesti draugą Tutį. Ei, Laura. Čia dabar. Kokiu asilu reikia būti, kad prie savo sesers lyst, aš nesuprantu. Jo, tas kaip bulius, supranti, akis raudonas, žinai, skudra raudonų parodžius. Laura puolė, nu ta mūsų maža mergaitė. Tai vos įskyriau. Man nerūpia, aš jums visas kojas išsukinėčiau. Man kulko net. Gaidys kažkoks, blemba, nesuprantu. Kanopas reikės, ne? Man iš vis taip baisu, kad aš apie Laurą nieko nežinau, apie jos praeitį. Mes tiek laiko bendraujam, o man čia kaip mislė kokia ir man atrodo, kad tai yra labai negerai. Man visada atrodė keista, kad Laura nieko nepasakoja apie savo šeimą ir nesusinervuoja, kai paklausiu. Ir man gaila, kad ne viską padariau, kad išsiaiškinčiau ir kad padėčiau. Aš iš tiesų jaučiu šudinai, kad Laura manim nepasitikė. Gal man jos reikėjo labiau klausinėti apie šeimą. Nu, bet tai niekada nebūdavo mūsų pokalbių tema. O dabar viskas staiga sprogavo taip ir... Nu, net nežinau, nuo ko pradėti. Kažkas pavojingo yra atsitikę, kad jinai šitaip visko bijo. Be priežasties, aš tokie dalykai nevyksta. Aš va savo šeimą prisimenu. Nutraukiau ryšius su dukra, su mama. Tai žinok, patikėk, nu, Laura tikrai kitokia. Ta mergaitė, aš manau, kad vis tiek, jeigu ateis laikas, nekreipsis ir Ten lemba vaikas, ten suaugusių žmonių santykiai, o čia... Kažkas ne taip, ne? Kažkas tikrai yra įvykę liūdno vaikystėje, kad jinai šitaip bijo, šitaip reaguoja ir šitaip slepia. Visa šita istorija su Laura mane užknisa. Nu, aš turiu jai padėti. Ir aš išsiaiškinsiu, kaip jai padėti. Ką čia, užteks čia pilstyti iš tuščio kiaurą. Aš varau paklausiu ir viskas nėra. Palauk, Gabrieliu. Mes pažadėjom Laurai, kad jinai pabūtų viena dabar. Tegul pasėdė apmasto. Norės jinai pati pasakyti. Aš negaliu. Jinai pati, kai norės, pasakys. Tegul susitiktų mintis ir, sakau, mergaitė ateis, pamatysi, pati pasipasako. O mes visada jai padėsim. O dabar ramiai. Žinoma, mums labai smalsu, kas ten vyksta Laura šeimoje, bet mes negalim priversti jos kalbėti, netgi jeigu labai to norim. Aš tai visą laiką mėgstu paprikolų keltant visokias nuotraukas, o jinai netagink, net kai gražias įdedu. Tai ryškiai bijo, kad šeima suras. Oi, atsargiau gal gerai. Aš suprantu, kad labai skubi namo, bet Leo ten, žinok, nėra. oi, Ieva, tik nepradėk, aš neieškau to tavo Leo, iš tikrųjų galėtum pasidomėti, kur jisai yra ir ką jisai veikia. Aš puikiai žinau, kur jisai yra ir ką jisai veikia. Tikrai? Jo. Man atrodo, kad tu nežinai, kad jis dar po 100 sijonų laksto. Kaip ir tu... Ai. Jei Ieva dabar neužsičiaups, aš nusišausiu. Šiandien ir taip turėjau sunkią dieną darbe. Ar galima bent čia kažkiek ramybės? Negaliu Man atrodo, kad, žinai, tu labiausiai norėtum, kad paskui tavo sijoną lakstytų, ar ne? Ieva, Bet žinai, kad to niekada nebus dėl to, kad jisai yra su manim. Ir tu jam iš viso esi paskutiniai vietoje. Su tavim ir dar tu su 100 kitų moterų. O šiaip, jeigu tu galvoji, kad jisai tik su tavim, tai žinok, dar mane bandė jisai vakar pabučiuoti, jeigu ką. Nenorėjau tau ką sakyti, bet iš tikrųjų taip yra. Kokia šią nesąmonę šneka Živilė? Kodėl Leo turėtų taip elgtis? Aš žinau, kad tu dabar puolė ant jo gindama save. Taip, ar ne? Nori tiesiog mane dabar paerzinti? Ieva, aš nenoriu tavęs erzinti, bet tiesiog žinau, kad jisai toks yra. Jis limpa prie kiekvienos, bet aš jį atstumu, nes aš nenoriu prasidėti su draugais, okei? Bet juk aš tiesą sakau, Leo norėjo mane pabučiuoti. Na, kad aš jam nesugebėjau tinkamai atsispirti, tai gal šitų detalių geriau Ieva nežino. Tu gyveni savo svajonių pasaulį ir nematai realybės, atsipeikė. Ieva gali galvoti, ką nori, bet tegul paskui man neverkia, kad aš jos neįspėjau. Jinai žiūri man į akis ir meluoja, bando vaidinti čia kažkokią tikrą draugę. Aš juk žinau, kad Leo taip niekada nepadarytų. Nu tikrai niekada nepadarytų. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Na ką, Živilė pasiekė savo, aš tiesiog negaliu atsikratyti minčių apie tai, kad Leo bandė ją pabučiuoti. Jisai turi išsklaidyti mano abejonės.
Ką tu čia? Iš kur žinai, kur gyvenu? Oho, kaip maloniai tu čia. Paskambinau į tavo darbą ir sužinojau, nes tamsta nekėlė į ragelio. Aš tikrai nesitikėjau, kad Ieva čia užėjus. Negi jinai vėl atėjo čia paistirikuot, blin. Nu tai nepakvies manęs vidų ar kaip? Visiškai neturiu laiko, turiu bėgti jau, žinok. Nu tai aš pati užeisiu. Gerai, čia įsikūrė, žiūri. Anksčiau gyventi neturėjai, kur kaip čia. Dabar žiūrėk, koks butas didelis. Tu man geriau papasakot šitai, ko čia veržėsi, tu ką? O tu man gal papasako, kodėl kabinėjęs prie Živilės? O aš prie Živilės? Nu taip, kodėl vakar bandėjai pabučiuot? Tu tiki, kad jinai sako? Tu ką, visiškai išpratėjai? Po viso to, kai jinai ten loftį tipo išdarinėjo, tu ginai matei, kaip seilė varina pati, aš nieko dėtas. Alio, garaž, Nu jo, gal ir tu teisus. Gal ir teisus. Kokieno čia batai? Šitie mano batai čia. Kodėl čia stovi šitie kekšiški batai? Negi Leo iš tikrųjų mane apgaudinėja, jeigu taip, tai aš šitą nepaliksiu. Nu ir ką aš turiu pasakyti? Ieva tikrai ne laiku ir ne vietoje atsirado. Tu ką, svečių turi kažkokiu? Ne. Kas tenai virtuviai? Nu, sakiau, matot, vėl įsterikuoja. Leo, kas jinai? Kas jinai... O, galiu pati prisistatyti Dagnę? Kodėl šitą Dagnę stovi tavo virtuvė ir taip apsirengusi? Ne tavo, mano, aš būtų šeimininkė. Kaip noriu, taip ir rengiuosi. Kaip su... Nu, jinai kambariokė taip čia, mano. Ta prasme, visiška šlikštynė. Kambariokė, tarp jų nieko nėra, jis ką laiko mane visišką kvaišą? Nu, ta prasme, kambariokė. Ir virtuvės vergė, ir lovos daikelis, ir eks-draugė. O kas čia? Naujas žaisliukas? Neblogas skonis. Eks-draugė? Jūs rimtai? Ta prasme, manęs nestebina, kad jisai turi eks-draugių. Bet kad jos stovi pusnuogas pas jį virtuvė ir dar pas jį gyvena, tai čia jau virš visko. Tai visą laiką aš buvau ta idiotė, kurią tu kvailinai, ar ne? Tas pasakos apie tai, kaip tu neturi kur gyventi, kaip tave išvarė iš namų, ten nakvojimas pas draugus, tai viskas buvo netiesa, taip? Aš visą laiką buvau tos durnės vietoj, taip? Tu esi didžiausias niekšas pasaulyje, aš tau sakau. Tai istorija su Živilė, ar ne? Jinai buvo teisi, visi buvo teisūs, visi, kurie mane bandė įspėti, buvo teisūs. Tu mane kvailinai visą šį laiką. Tu biški persirgai čia, nereaguok taip, nusičilink biški, gerai? Jinai tik kambariokė, tos ispanos, taip pat žinai, kad man vienintelė. Pasilik šitą mėšlą savo. Malonu buvo susitvarkyti. Gali patylėt nors kartą. O dėl viso šito mėšlo, jinai ir neturėjo niekas žinoti, dėl to niekur nepasakau. Dabar visiška katastrofa. Su manim ir Dagnė jau senai viskas baigta. Jinai čia tik gyvena. Mačiau aš daug čia tų papyčių. Ateina, išeina, o viena dar vis čia. Esu aš. Aš nesuprantu, kaip aš galėjau taip apsirikti dėl Leo. Aš jį taip mylėjau, jis visiškai mane paniekino. Aš taip norėčiau jam, nežinau, snukį išmalti. Ahead of the program, I want you to be mine, lady. To hold your body close, take another step into the no man's land for the longest time, lady. Oi, gal galima ramiau namus įeiti? Kas čia darosi? Ieva! Ieva, kas atsitiko? Kas atsitiko, Ieva? Ar tu viskas gerai? Kas čia dabar? Tu sveika? Ieva. Aš buvau kvaila, visi žinojo, skirius mane. Ieva, einam, atsisėsim normaliai ant sofos, ką tu čia ant žemės dabar sugriuvai. Ieva, kelkis, viskas. Kas atsitiko, pasakyk. Ką tu pamatėjai? Pas Leo.
būdą, kuris gyvena. Ir supratau dabar, kodėl jis manęs niekada nepasikviesdavo pas save, jis gyvena su kita moteriu. O Dieve. Jis gyvena su kažkokia pusnagė mergaitė. Aš atėjau, tai buvo visiškai pusnagė. Jo lovos draugė turbūt. Ne, bet Leo tikrai ne visi namie. Jis mane kabina, dar gyvena su kažkokia pusnagė moterim ir tu tarpu dar miega su Ieva. Man jos tikrai labai gaila, ji to nenusipelnė, nesvarbu, kas buvo tarp mūsų. O dabar norėčiau dar vieną šlageriuką jums padainuoti, bet kartu į sceną noriu pasikviesti draugą Tutį. Ei, Laura, čia dabar kas? O tu galėjai, į kambariuką. Niekur jinai neina, jinai lieka. Gali. Ne, jinai lieka, aš tau pasakiau. Oi, gal galima ramiau namus įeiti? Kas čia darosi? Ieva! Ieva, kas atsitiko? Kas atsitiko, Ieva? Ar tu viskas gerai? Kas čia dabar? Tu sveika? Ieva. Aš buvau kvaila, visi žinojo, skirius mane. Ieva, einam, atsisėsim normaliai ant sofos, ką tu čia ant žemės dabar sugriuvai? Ieva, kelkis, viskas. Kas atsitiko, pasakyk. Ką tu pamatėjai? Pas Leo būdą, kuris gyvena. Ir supratau dabar, kodėl jis manęs niekada nepasikviesdavo pas save, jis gyvena su kita moteriu. O Dieve. Jis gyvena su kažkokia pusnagė mergaitė. Aš atėjau, tai buvo visiškai pusnagė. Jo lovos draugė turbūt. Ne, bet Leo tikrai ne visi namie. Jis mane kabina, dar gyvena su kažkokia pusnagė moterim ir tu tarpu dar miega su Ieva. Man jos tikrai labai gaila, ji to nenusipelnė, nesvarbu, kas buvo tarp mūsų. Ieva, nu matai, koks jisai šiknius, eina tau, negaliu Ta istorija su tavim turbūt irgi tikra. Ieva, aš tau niekada nemeluočiau, aš sakiau, aš tau niekada nemeluočiau, tu mano draugė, tu verta geresnio. Aš tau visą laiką norėjau atverti akis ir pasakyti, koks jisai yra šiknius. Tu turi tą suprasti. Jisai visiškas kvailys, jeigu nemato, kokia tu nuostabi. Ieva, nevark, viskas bus gerai. Negaliu, aš šitaip mylėjau. Ieva, tu susirasi kitą, tu susirasi tokį, kuris tavęs verta, supranti? Viskas bus gerai. Ja. Viskas, tu turi man pažadėti, kad su juo baigta, kad daugiau tu pas jį negrįši. Aš šitaip myliu. Aš jį taip nuoširdžiai mylėjau, ta prasme, o jisai visiškai iš manęs pasityčiojo. Aš jam tiek kartų atleidau, tiek kartų būdavau su juo, net kai visi buvo prieš jį, o jisai, aš nežinau, čia kažkoks tai užkikimas gal man pastojo įsimylėti ne tuos žmonės. I'll be a ghost, you gain, you stay young, I'll be a faded thousand clapping like one, and I feel alright, cause I worked it out. Belskis. O, iš labai atsiprašau, aš labai greitai, Ką atsiprašau? Atvariau, persrengiu ir varau Steponų koncertą. Šlagerių. Dar kaip aš atrodo. Pusė velnio. Pusė velnio ir ne pusė velnio. Tuoj, pamatysiu už mėnesiuko, kito bus kilometrinės eilės planų. Stebės manęs, lauks manęs. Dainininkas. Dainininkė, varau. Ką? Man reikia. Sakyk. Ką sakyk tu? Sakyk, kaip aš atrodau. Tu dėl babkių pergyveni? Bus tavo Nepergyvenu, babkės. nu okei, bus tai bus. Bus, aš uždėsiu to pinigus. Va, aš jau bus šlagerių kanadas. Ką? Pasidžiauk už mane. Nu? Sakyk, kaip vis laikas. Dėl ko čia džiaugtis? Tu prasme, nu tau iki dainininko, tai kaip iki mėnulio. Aš nemoku meluot. Klausiu, koks iš tu čia dainininkas? Nu, blogas. Nu, tai... Nu, dirbti reikia, nu ką, biški padirbėti. Taip aš ir dirbu, aš gyvenu svajonėmis, tai ką reikia dėl to taip ir sakyti, nu? Nu, žinai, jeigu mano svajonė pasidarytų tapti balerina, aš vis tiek per vieną dieną Taip, čia pasidarysi, nu? Tik reikia atsiekti tavo svajonę. Nu? Oi, svajonė, tu svajonė. Jo, užsiparnėsi karvutė, ką? Pamiršk mane, tu išsvajota ir mylėta.
Aš nesuprantu, kas Alinai yra, gal neįserga ar ką. Ir ta pati Jėvanai sako, nedainuok, nedaryk to, čia ne tau. Bet aš dar dainuosiu. Vėl tuti su savo biznio planais, šiandien dainininkas, rytoj ten kosmonautas. Man dabar ne tas galvoj, man dabar rūpi Laura. O dabar norėčiau dar vieną šlageriuką jums padainuoti, bet kartu į sceną noriu pasikviesti draugą Tutį. Mačiau Tučio akį šiandieną, jos tokios susidegė. Manau, kad Bachūrui reikia suteikti šansą, tegu parodo, ko vertas. Pakviečiam! Pradžių aš žiauriai nervinausi, bet kaip muziką užgroju, viskas dingo. Aš pasijutau tarsi namuose ir nerealiam tūse sudalyvau, afigena buvo. Šaunu, paprasčiausiai šaunu. Tai yra geriausia, ką aš buvau patyręs. Okay. Давай. Ei, Laura. Čia dabar tu esi? Kaip suprasti, tai kas atsitiko? Išvažiuoju iš Vilniaus, viskas, aš žinau, kad anksčiau ir vėliau reikės man tai padaryti. Kokį išvažiuoju, Laura? Važiuoju, ką čia darai? Aš nežinau, man šokas. Tiesiog. Laura kraunasi daiktus. Laura. Tu neprivalai niekur važiuoti. Sustok, Laura. Kas atsitiko, papasakok. Papasakos. Okay, viskas, baig, papasakok. Kas buvo, brolis ar nuskaldė? Kas atsitiko? Zaika mūsų, kas buvo? Man reikia išvažiuoti, aš neturiu kito pasirinkimo. Tau nereikia niekur važiuoti. Pasakysi. Kad ir kaip nenoriu, bet reikia. Tu tylėk, nieko nesakyk, bet važiuoti irgi niekur nevažiuosi, niekas tavęs neišleis. Mes tikrai tavęs neišleis. Sugalvojame tai. Pasakyk, kas atsitiko. Pasakyk. Taigi mes galim... Taip žinai, kad mes visada būsim tai, mes tau padėsim. Ir pažadėk, kad niekur nevažiuosi. Okay. Mes iš tavęs niekur neišleisim. Niekur. Kas tave galvoja išleis? Padainuoja mūsų seną dainą. Tinkis, vinkis, dipsis. Laura. Yeah. Kaip man pasakyti Gabrieliui ir Alinai, kad išvažiuoju, nebežinau, kad daugiau nebepamatysiu, ką man daryti. Aš Laurai išeiti iš čia niekur neleisiu. Jinai man kaip sesuo. Man labai svarbu, kas dedasi jos gyvenime. Ooh, girl, you're shining like the Fifth Avenue
You're never going out of style. Ooh, pretty baby. This world. Labas, tu šiandien atrodai fantastiškai nerealiai. Ačiū. Norėjau paklausti, visada su Oskaru pasirodysi scenoje? Nežinau, tai iš tikrųjų buvo mano pirmas kartas, bet aš matau savo ateitį ir galbūt kad nors gastroliuosiu kartu su juo. Aš esu didžiausia Oskaro fanė ir vaikštau jo visus pasirodymus ir labai norėčiau, kad ir tu ten būtum. Aš labai norėčiau kartu su Oskaru gastroliuoti. Mes su juo sceną tiesiog sudaužytumėm. Aš irgi taip norėčiau. Beje, mano vardas Milė. Labas, Aštutis. Gal galėtų man pasirašyti? Aišku, čia. Aš niekada dar nepasirašinėjau. Gal tu norėtum ko nors išgerti? Žinoma. Barmenė. Mano pirmas fanas. Ryškus, ne? Tikra gražuolė. Aš žinau, atidarysiu gerai. Pagulėk. Einu. Kas čia darosi? Ir vėl tu čia. Ir vėl aš čia. Nepakankamai jau pridarėjai, niekas čia tavęs nenori matyti. O nepakankamai kišesnį savo reikalus. Nes nesiklaus. Tegul jis ateina. Tegul ateina. O tu galėjai į kambariukus. Niekur neina, lieka. Gali. Neina, lieka, aš tau pasakiau. Aš tikrai galvojau, kad netaip išgirdau ir maniau, kad jie vėl jam atleis. Klausyk, aš tik atsiprašyti atėjau. Ką ten matei, ten niekas visiškai supranti? Jinai pas mane gyvena, nes neturi pinigų. Ką aš į gatvę turėjau išmest? Manęs ten neišmetė iš gatvę, kai labai reikėjo. Tu nelygink tokių dalykų. Aš nelyginu. Tu lygini žmogų, kuris tave myli, su kažkokia šavalka, su kuria tu gyveni ir kurią jau seniai turėjai išmest, arba bent jau man turėjai apie ją pasakyti. Aš tau sakau, tu esi vienintelė, man ir būsi Man jokio skirtumo, vienintelė, ne vienintelė, man jau atsibodo, supranti. Galėjai atnešti čia, nežinau, milijoną, tuziną rožių, nieko tai nebūtų pakeitę, ar tu supranti? Kai Leo atėjo su gėle atsiprašyti manęs, aš tikrai būčiau mielai puolusi jam ant kaklo ir sakius, taip, susitaikom ir toliau būkim kartu, bet tiesiog man jau taip įgryso, kad jisai tyčiasi iš manęs. Aš nebenoriu, kad jisai mane skaudintų. Ar tu supranti, kad man nereikia daugiau tavo pasityčiojimų iš savęs? Tu esi visiškas suskis, tu manęs negerbi, nemyli. Aš dėl tavęs tiek darau, tu iš viso nieko, tu paskutinis iš viso nieko vertas. Susirinki savo šmutkės ir nežininkis iš čia. Supratai? Nebebus daugiau nieko, viskas. Aš niekada nesu to dariusi, bet buvo toks geras jausmas trenkti jam tą antausį už viską, ką jisai man yra padaręs. Ir dabar suprantu, kad belieka jį pamiršti ir viskas bus gerai. Kas čia per šūdas? Jinai norėjo iš manęs pasityčiot? Ne, aš ją per gerai pažįstu. Jinai paršliauš atgal pas mane, kai jis sužinos, kokią klaidą padarė. Šitą kalėjimo tatu? Prašau pasiimk ir man šitų diletantiškų paveiksliukų daugiau gyvenime nerodyk. Aš tau pasakoju savo problemą, ar tu iš vis mane girdėlio, ar čia mane kas nors girdi? Ko bijau? Bijau pažvelgti į akis, bijau už tai, kad tada pabėgau, bijau, kad ją susargdinau, dėl daug bijau, tu supranti? Taip, piniginis. Piniginis? Taip, tu privalai. Aš dalyvausiu ir aš laimėsiu. Taip, tu visus praleisi.